Norėdami pakeisti vartotojų duomenis, paspauskite savo vardą ir pavardę, kurie yra viršutinėme dešiniajame tinklapio kampe. Vartotojų duomenyse matomi vartotojų duomenys ir jo prisijungimai prie sistemos. Jei norite pakeisti duomenis, įrašykite pakeitimus ir spauskite išsaugoti. Taip pat jūs galite susijęti savo paskyrą su paskyromis socialiniuose tinkluose – Facebook arba Google+. Paspaudę skirtuką įmonės duomenys, jūs pamatysite visus įmonės duomenys. Lango apačioje galima pridėti įmonės dokumentus. Norėdami peržiūrėti įmonės vadybininkų duomenis, atidarykite skirtuką Vadybininkai. Jei vadybininkas nebedirba jūsų įmonėje, jį galite pašalinti, spausdami kryžiuką ties jo vardu dešinėje pusėje. Jei jūs norite, kad vadybininkas galėtų tvarkyti jūsų pasiūlymus, uždėkite varnelę ties jo vardu ir pavardę. Skirtukas užblokuoti skirtas tam, kad jūs galėtumėte nematyti tam tikros įmonės pasiūlymų arba pasiūlymų iš tam tikros šalies. Jei norite užblokuoti įmonę, tiesiog įrašykite jos pavadinimą ir paspauskite ant jo pelytę. Galima užblokuoti pasiūlymus ir iš tam tikros šalies. Tam įrašykite šalies pavadinimą. Skirtuke Finansai rodomos sąskaitos už naudojimąsi tinklalapio. Norėdami apmokėti, pasirinkite sąskaitą ir paspauskite apmokėti. Skirtuke Mano pretenzijas rodomos įmonės, kurioms jūs įkėlėte neapmokėtas sąskaitas. Jei įmonė su jumis atsiskaitė, paspauskite apmokėtą ir užpildykite laukus. Jei dėl darbo tinklalapyje jums kilo klausimų, kreipkitės tinklalapio apačioje nurodytais kontaktais.